Svečiai iš sostinės, Jeffrey Tayloras čia turi ūgio persvarą prieš Amitą Ebo ir labai sėkmingai pasinaudoja. Žvelgti ir rezultatyviausius žaidėjus, tai žaidžia gerai, žaidžia patikimai. Ir tokie metimai, jokie nestaigmena, visišką laisvę turi Kėdainių komandoje Mitas Ebo, Kristupas Žemaitis priėmė asmeniškai tą. Greitas žaidėjas, šiuolaikinis tikrai krepšininkas. Miniotas Kariniauskų, neblogai čia suvaikščiojo kamuolys, Vaidas Kariniauskas, 3 taškai. Į vieną kadrą papultų, kad ir kamuolys, ir metimas, ir krepšys. Tai tikrai Mitas, sakau, matėme tose pačiose telšiuose. 2 kėliniai buvo po 30 taškų, 29 ir 30. Tai komanda, kai pajaučia tą metimą, tikrai yra puikių. Šiek tiek pailsėjo vidurio puolėjas. Čia vėl ties klaidos riba Vilkai. Visgi kamuolį pavyksta kol kas išsaugoti. Kariniauskas, 3 taškai, 2. Bei perimtas Žirardo kamuolys. Jau kitoje aikštelės pusėje Nevėžis bet ten sustabdytas Mangafičius. Dabar ir Mangafičius ir Nikerimanas kartu viename penkete. Gediminas Petrauskas išleido viską, ką turi aukščiausio. Andriusas. Kiek padegina sekundės. Atmestas kamuolys Tarmanų. Šis iš 3 taškų zonos meta taikliai. Tai manau, kad pradžia tikrai stebina. 26 pelnyti taškai Europos taurės komandai. Tai labai geras pasirodymas. Žaidžia aukštą užtvarą. Nepavyksta įmesti. Čia vos neranda savęs ir matome dabar Kėdainių Nevėžis opti, bet pastato tokią aikštės gynybą. Ir kol tritaškiai metimai nekrenta Vilkam, tai geras, įdomi komanda tuom, kad turi tokių tų vadinamų metikų, kurie gali vieną dieną iš 8-8 stovį mesti ir būtent Žirardas ir Ebo tie, kurie nežiūri net. Taip, geras pastebėjimas, kad Ebo dar gali užsiaust ir pats individualiai puolime. Matas Jogėla iš kampo. Čia jau tikrai ne jo metimas. Improvizavo Nikerimanas nesėkmingai. Bruksas. Tarmanas turi laisvės, 3 taškai tarp komandų. Ebo. Kozys turi ūgio persvarą per viršų, pabandė atiduoti kamuolį Ebo. Kristupas Žemaitis gerai įvertinosi. Fantastiškas, tiesiog Mitas Ebo, neturiu daugiau ką pasakyti. Pirmą kartą dviženklę Nevėžio apti, bet persvarą ją Bruksas pamažina. Mitas Ebo pelno taškus, čia atrodė gali ir perdavimą atlikti, ir pats metimą išsimetė. Kairė ranka pataikė Ebo, 11 taškų jo sąskaitoje. Jeffrey Tayloras. Ne iš 11 metrų, tai ne jo metimai turbūt. Blaževičius iškiša perdavimą, Miniotas iš po krepšio pelno taškus čia. Žemaitis priima kamuolį ir čia vėl, iš geros padėties nepavyksta pataikyti, bet Tayloras. Kozis dabar ir vėl, Mangafičius ir Nikerimanas kartu viename penkete. Tayloras surastas kampe, iš toli, 3 taškai. Neatakavo visgi iš toli Anthony Kovenas. Dabar nuo parketo Bruksų, šis iš vidutinio nuotolio, kamuolys krepšyje, 5 taškai skiria komandas. Kad renkasi ieškoti kitų atakos opcijų. Montvila bando atakuoti Miniotas, lysta Nedas Montvila ir klysta Nedas Montvila. Tayloras. Kovenas ieškojo Brukso, surado Andriusą. Miniotas siūlo užtvarą, keičiasi gynyboje Kėdainiai. Kovenas prieš Žirardą. Į kampą Taylorui, šis iš toli, 3 taškai. Ir Wolves Twins bet ekipa sugrįžo į rungtynes. Atsimeni, ką sakiau, kai varžovai pataiko, Žirardas kitoje atakoje įmes, nežinau, 90%. Andriusas. Gera Andriuso gynyba. Ne iki galo visgi išlaikė ten Andriusas, bet Ebo perdavimą nutraukė Matas Jogėla. Taip, nes dabar aukštesnių tikrai penketų Nevėžis optibet su 2 beveik vidurio puolėjais. Andriusas kampe turi erdvės ir tą erdvę išnaudoja.
Teisėjai labai gerai sureagavo šį epizodą. Montvila vėl atakuojamas, Bruksas Mitui Ebo. Manau, kad dar bus pakeltas nuo suolo už kokių gerų poros minučių. Andriusas perėmė. Kovenas. Nugėla palei galinę liniją. Andriusas Taylorui. Gražiai vaikšto kamuolys. Gražiai jį įskraidina į krepšį Jeffrey Tayloras. Yra ir be jo, kam juos rinkti. Bet dabar pats čia ėmėsi iniciatyvos Vaitkus. Atstovėjo Tayloras. Mesti maksimalias pastangas. Wolves Twinsbet pirmavo tik porą kartų šiose rungtynėse pirmo kėlinio pradžioj. Ir čia po labai ilgos pertraukos vėl yra prie kampo. Tayloro rezultatyvus perdavimas 70. Labai svarbių momentų šį kartą nepavyksta pasižymėti Girardui. Kovenas kitoje aikštelės pusėje suranda Kristupą Žemaitį. 3 taškai. Krisas. Labai svarbus metimas Wolves Twinsbet komandai. Labai geras. Žūtbūt apsidengti. Kovenas. Pakabintas kamuolys Garrisonui Bruksui ir tokiu stiliumi žaidžia Wolves Twinsbet. Kovenas su Bruksu.